Rugsėjo 8 dieną kviečiu visas moteris į vienos dienos patyrimą apie moteriškos galios pažadinimą. Ir šį kartą dienos stovyklą vesiu ne viena, o kartu su mano sielos sesėmis, tai su Tane, mano drauge labai gerai iš Meksikos, gyduolė, psichoterapeutė, šamanė, su Karolina ir su Roza, kuriom susitikome tam tikrose savo gyvenimo etapuose ir turime tikrai labai daug bendro. Nuostabus renginys, į kurį kviečiu visas moteris, tas, kurios yra šiuo metu galbūt kažkokioje duobėje arba sprendžia kažkokias situacijas gyvenimiškas, tiek tos, kurios yra savo labai nuostabiam gyvenimo etape, spindėjimo etape, kūrybinėme etape ir tam, kad padidinti tą gausą aplink save dar labiau. Tai kviečiu visas moteris, atvažiuokit ne vienos, atvažiuokit su savo sesėm, atvažiuokit su savo dukrom, atvažiuokit su savo mamom, atvažiuokit su savo kolegiam, su savo draugiam. Ir taip neškite tą žinutę apie moterišką energiją dar plačiau į pasaulį. Savo vidinę energiją transformavus, kiek daug gyvenime galima nuveikti ir pasiekti ir sukurti. Ir spindėti, tai kviečiu visas moteris spindėti.